Ar žinojai, kad didžiausias stabdis tavo veikloje, tavo žingsniai į naują savo veiklą arba į savo veiklos augimą yra ne finansai, ne ryšiai ir netgi nežinios. Tai yra tavo baimė būti matomai ar matomu. Čia ypač tiem, kurie nori eiti į dar didesnę gausą arba aplamai pradėti savo veiklą. O jeigu man nepasiseks, o jeigu aš apsikvailinsiu, o jeigu mano produktas neduos rezultato, jeigu aš savo kliento nenuvesiu į rezultatą. Šitų jeigu gali būti daug, milijonas. Ir žinai, kas tai yra? Tai yra tavo pasiteisinimas nedaryti to, kam tu iš tikrųjų esi skirta, nevykdyti savo misijos. Tai yra tas pats, kas spjūvis, kūrėjų veidą, kuris tave atvedė į šitą pasaulį, kuris leido tau gimti. Ir tu čia ateis užduotim. O tu sakai, ne, aš dar nepasiruošęs, ne, aš dar nepasiruošęs. Taip? Ir trepsi vietoje. Tai, brangioji, suklusk. Jeigu vis dėlto viduje tau kirba, kad aš galiu daugiau, kad aš noriu daugiau, arba ten, kur tu esi, tau jau pabodo, tiesiog tau nuobodu, jautiesi tarsi išaugusi tuos marškinėlius ar išaugęs. Tuomet tai yra ženklas, kad jau yra kitas lygis, kad yra kitas etapas, kad yra kitas tos savirealizacijos jausmas ir daug didesnė finansinė gausa. Jau tai beldžiasi į tavo erdvę, į tavo lauką, į tavo duris, kol tu jas atidarysi. Ir jeigu tau dabar baisu ir tu nežinai, kaip pradėti, arba nežinai, kaip išeiti iš tos pastrigusios būsenos, kur esi dabar, savo veikloje, savo gausoje, tuomet komentaruose arba po šio video rasi, arba virš jo rasi prisegtą trumpą anketą, kur atsakyk man kelis klausimus. Ir aš su tavim susieksiu, jeigu matysiu, kad tu turi potencialą, jeigu jausiu, kad tu rimtai nusprendi išeiti į savo dar didesnę savirealizaciją, į savo dar didesnę finansinę gausą. Taigi aš esu Lina Lasi, vidinės transformacijos mentorė ir vedu savo klientus tiesiai į jų dešimtuką, tiesiai į jų gausą ir į tai, ką jie turi daryti čia ir dabar. Tai jeigu tu mane klausai, tai yra neatsitiktinai. Susirask tą anketą, užpildyk ją, nes dabar ir tik dabar, kurį tai laiką, gali turėti pokalbį su manimi nemokamai. Šiaip mano sesijos yra mokamas. Ir kartu pasižiūrėsim, kur tu esi pastrigęs, pastrigusi ir ką dėl to galima padaryti. Taigi apkabinu ir sakau iki drąsiausiams, kurie jau pasiruošę savo naujam žingsniui.